Labas vakaras, muzikos mėgėjai, gėjai, kur paradas praėjo, žydrai apsirengė šiandien. Va, ir norėčiau šiandien pakalbėti, vat neseniai mirė Santanos vokalistas, Alex. Bet nieks nemirė. Nieks nemirė ilgai ir jisai mirė ir po to nieks nemirė ilgai. Tai va, norėčiau pakalbėti apie Santaną. Ai tiesa, atsimenu pandemijos metais buvo, kad irgi nieks nemirė per pandemiją iš muzikantų. Paul McCartney nemirė, Bob Dylan nemirė, Brian Ferry, Jesas, nieks nemirė per pandemiją. Keista kažkokia sąmokslo teorija, nieks nemirė. Kenny Rogersas mirė. Oi, kaip visi džiaugiasi. Kenny Rogersas mirė, aišku, per pandemiją. Daugiau nieks nemirė iš muzikantų. Tai va. O dabar mirė Aleksas iš Santanos, vokalistas. Tai aš galvoju, parodysiu, ką turiu iš Santano. Jis gitaristas Santana, Aleksas dainuoja toj grupiai. Grupė vadinasi Santana. Santana dar gyvas, bet jaučiasi prastai. Jis dar groja, bet jam širdies priepuoliai būna visokie. Va, ir vis tiek tų diskelių prisikaupęs, broliai piratai, va. Du viename. Tokių visokių išleidžia Santanas. A čia The Bob turiu dar. Labai patinka šitas The Bob albumas. O čia va, šitas yra jo solinis, šitą gitaristą solinis, ne su grupe, bet solinis su John McLaughlin. Va šito va, jauno, kitų, neraudon. Tai va, ką groja Santana? Nesakytum, kad džiazą, čia daugiau tokį ir bliuzą, ir čia, ir kažkokį Latino Amerikos rokas. Prieš tai psichodelinis rokas, čia albumas Amigos, čia albumas Shango, Spirits Dancing in a Flash, po to koncertas Pietų Amerikoje, pietus, tai Pietų Amerikoje. Va, po to šitas albumas, šitas Santana, dvigubas koncertas dar vienas. Ir dar broliai piratai, čia rusai padarė du viename, bet čia dvigubas yra ir dvigubas koncertas ir tas pridėtas dar. Po to tas su Buddy Miles būgnininku Santanos koncertinis albumas. Po to yra Carlos Santana, Bill Laswell padarė rekonstrukciją ir mix translation, tokį šių laikų perdirbinį Carlos Santana. Po šito va, pirmiausiai rodyto albumo Love, Devotion, Surrender, kur jie dviese stovi. O čia kitaip, bet čia groja kaip John Coltrane'o Love Supreme savojų būdu. Čia paskyrė
Ir antra daina vadinasi Love Supreme. O čia kažkokie miksai irgi. Po to dvigubas koncertas. Toks iš visų Santanos albumų. Piešinėliai tokie. Va. Wow. Welcome labai džiazinis albumas. Patys pagrindiniai tai būtų Abraxas ir debiutinis, kai jisai grojo dar Woodstocko hipių festivalyje Summer of Love. Tai ten She's Not Here, Black Magic Woman, nu va tos visos dainos Samba pati. Bet aš turiu rinkiniuose. Ir dar va šitas va. Toks kosminis viršelis. Nu ką, Santana nebuvo Lietuvoje, jis ir nebus, jis per senas Lietuvai, kad čia važiuotum. Jis iš Meksikos, jis gyvena toli. Ir manau, kad gaila, YouTube'as neduoda dabar ištraukų pasiklausyti, bet visi žino kūrinius tuos. Europą, paskui yra minėtas Samba pati, kiti. Nu tai va, tai tiek tada.